Matot, mūsų lygų gydyme, hematologinių lygų gydyme, tai kiekvienas pagijęs žmogus yra stebuklas. Nes, pavyzdžiui, jaunos moteris, kurios po gydymo gimdo vaikus, nes yra tikrai ir išplitusių limfomų, kurios, kai pradedi gydyti, atrodo, kad tikrai bus labai sunku, gali būti visaip, bet yra limfomų, kurios puikiausiai pasiduoda gydymui ir sakau, jaunos moteris, merginos, kurios serga jaunam amžiui, jos po gydymo gimdo vaikus, tai aš manau, kad tai yra stebuklas. Liga, jos visa genezė, kokia tai liga, nes tiesiog yra prognostiškai palankesnės ligos, yra prognostiškai labai blogos prognozės ligos. Ir jų gydymas turi būti visiškai kitoks iki kaulų čiulpų transplantacijos, bet aišku, mes turim tas galimybės taip pat. Ir tikrai palyginus su tuom, kas buvo, tarkim, toj pačioj pradžioj, kada aš pradėjau dirbti ir kas yra dabar po 25 metų, tai yra, iš tikrųjų, tai yra stebuklas. Bet aišku, galimybių yra ir alternatyvų tikrai yra.